Vat tėvynę mūsų, žudė didvyrių žemę, iš praeities tavo sūnus, tęsti krydą seną. Tegu tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegu dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Tegu saulė Lietuvos tamsumas prašalina, ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius stebi. Tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Naujoji tradicija mokslo ir žinių dieną rugsėjo 1 sutikti, pagerbent Vydūną, Mažosios Lietuvos šviesuolį, šiek tiek sutrikdė oro sąlygos. Tai savotiškas išbandymas tiems, kurie tikrai seka Vydūno keliu arba norėtų sekti. Pradžioje aš tik tai trumpai norėčiau pasakyti, kad Vydūno kūrybinis palikimas tebėra aktualus, nesenstantis, išlaikęs laikmečio iššūkius. Ir jo filosofijos, jo idėjos, kuri buvo pagrindu sveikos gyvensenos plačiaja prasme tiek kiekvienam pavieniam žmogui, tiek visuomeniai, tai yra iš tikrųjų patikimas pagrindas. Sekti juo, atgaivinti, todėl ir šiandieninė šventė, mokslo metų pradžios šventė prie Vydūno paminklo, yra, aš manau, kad naujos, gražios Klaipėdos miesto tradicijos pradžia, kurioje dalyvaus ir Žemynos gimnazijos moksleiviai, ir Vydūno gimnazijos mokiniai, ir taip pat aš manau, kad kitų mokyklų, akademinė bendruomenė, ne tik tai Klaipėdos universitetas. Kalbant apie Vydūno tokį kredo kūrybos, tai jisai savo gyvenimo saulėlydyje yra pasakęs tokius nuostabius žodžius, kurie būtent, manyčiau, tinka šios dienos renginio progą pasakyti jums. Labai trumpai pacituosiu aš jums. Norėčiau savo gyvenimą baigdamas išlikti tautoje aiškia žmoniškumo apraiška, bei kitus tam skatinti. Dargi norėčiau tautai suteikti tokį kūrinį, kurio šviesa niekaip negalėtų būti niaukiama. Kiek atskiras vienas tautos sūnus ar dukra šviesėja, grožėja ir taurėja, tiek jie šviesina, grožina ir taurina visą tautą, Vydūnas. Savo kūryboje, savo apmąstymuose Mažosios Lietuvos šviesuolis
Vilhelmas Torasto Vydūnas labai daug dėmesio skyrė jaunajai kartai. Tai kartai ateinančiai po jo, po mūsų, kurie būtų tęsėjai to tauresnio žmoniškumo. Ir štai keletą priesaikų ir čia dalyvaujančiams moksleiviams, ir tie, kurie mus matys video įraše, keletą Vydūno priesakų. Bręstančiam žmogui svarbus uždavinys tapti saulėtu ir tokiu vis būti. O kaip tai vykdyti, labai apmąstytina. Ypač tai svarbu šiais laikais, kada saulė šviečia, bet žmogaus gyvenimas yra tarytum užklotas nykuma. Slegiančia žmonių širdis, skausmai ir ilgesys nuolat jaudina vargstančiuosius, nors saulė būtų aukščiausiai įkopusi, nušviesdama žemę su visu kuo, kas čia randasi. Reikia visada atminti, kad savo dvasios sielos ypatumu kiekvienas žmogus šviesina, stiprina, išlaisvina arba temdo, silpnina ir verčia į vidinę nelaisvę savo artimus, o pagaliau ir dar kaip kitaip visą tautą. Kas kursto artimų žmonių neapykantą, tas yra tamsos galių pagautas ir pasidaręs jos vergu. Į tai prasmingai atsiliepti yra vienas būdas, reikia nuoširdžiai melstis. Melstis už tuos, kurie piktai yra pasireiškę ar kam nors labai kenkia. Jie yra labai apgailėtini. Jauni žmonės turėtų būti ir nauji. Jie turi į gyvenimą įnešti naujumo, o šis naujumas turi būti aukštesnis, grynesnis, žmoniškesnis. Nors visi kiti būtų niekšai, nedorėliai, kitus skriaudėjai, jaunuolis turi būti kitoks. Visam tam blogiu prieštaraudamas jis turi išreikšti savo naujumą, viltingumą, aukštesnį žmoniškumą. Kiekviena jauna karta iš slėpiningų kūrybos galių turėtų atnešti naują žmoniškumo spalvą. Nebūkime vergai, nebūkime seni, būkime savo asmenybės, savo gyvenimo skritulio viešpačiais. Vydūnas jaunajai kartai, kaip tapti saulėtu žmogumi. Nu, visiems čia garbaus amžiaus, ne tik tai mokiniams, jaunuoliams, bet ir tautiečiams. Jisai sako, žmogus gyvena tam, kad taptų žmogumi. Ta pati galima pasakyti ir apie tautą, ir apie visos žmonijos gyvenimą. Kiekviena tauta turi būti tikrų žmonių susitelkimas, o visa žmonija turi suvokti savo vienybę kaip sąmoningą, tauriausią žmoniškumą. Kaip matote, Vydūnas akcentuoja visose gyvenimo sferose, pirmiausia iškelia taurų žmoniškumą, sąmoningumą, dvasingumą. Ir tai kalba žmogus, kuris iškentėjo tikrai, ištvėrė 2 pasaulinius karus, ypač Antrojo pasaulinio karo metais, ir nežiūrint tų visų negandų, viso karo pavojų ir taip toliau, jisai tebėra šviesos švyturys, šviesa, kuri mus kviečia įsiklausyti ir jį mintyti, skaityti, pagerbti. Neapvilkime Vydūno. Dabar aš kviečiu operos solistę Viktoriją Stanelę atlikti Vydūno lietuvių giesmę, kuriam pritars visi čia esantis. Prašau, Viktorija. Thank you.
Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. Labas vakaras. Visus sveikinu, tuos, kuriuos nespėjau pasveikinti šiandieną sveikinimo maratonė su mokslo ir žinių diena, su rugsėjo 1 jūs visus. Gerbiamas Seimo nariai, gerbiamas rektoriau, čia esantis kolegos, labai džiaugiuosi Žemynos gimnazija. Tai yra ta gimnazija, kur prieš daug metų, nesakysiu prieš kiek, man teko ateiti į 1 klasę ir ją užbaigti šitą mokyklą. Labai didžiuojuosi tuom, nes tie pedagogai, kurie tuo metu dirbo šioje mokymo įstaigoje, tikrai buvo genialūs žmonės, išminčiai. Bet mes šiandieną susirinkom pagerbti žmogų, kuris turėjo tiek daug gilių minčių, kad praėjus visam amžiui tos mintis yra aktualios ir šiandien. Skaitant Vydūno mintis, man labiausiai užstrigo tai, kas aktualu šiandieną ne tik tai turbūt Lietuvoje, Europoje, bet ir visam pasaulyje. Tai yra Vydūnas pasakė, kad nei viena tauta klūpanti ant kelio niekada nebus laisva, jin turi pakelti galvas, tik tokia tauta yra išmintinga ir turi savo ateitį. Tai aš mums visiems linkiu tai suvokti, suprasti, taikyti savo gyvenime, savo sprendimuose. Džiaugiuosi, kad šiandieną matau nemažai šioje salėje jaunų žmonių ir kad jie semsis tos patirties, juolab, kad šiandien tai yra žinių ir mokslo diena, kad jie vadovausis savo gyvenime šitomis mintimis, pritaikys tai savo gyvenimo praktikoje. Smagu, kad yra tokių iniciatyvų ir smagu tai, kad tai vyksta Klaipėdoje, kad tradicijos, kurios buvo pradėtos kuriant tiek atmintinį paminklą, prie kurio mes giedojam tautinę giesmę, šiandieną prieš keletą minučių, tampa tokia tradicija, kuri turbūt užburs gerąją prasme visą jaunąją bendruomenę. Ateitis yra jau jaunimas. Ta turbūt supranta visi, kurie kuria savo šeimas, kurie leidžia savo vaikus į mokymo įstaigas, kurie tikisi iš savo jaunosios kartos kūrėjų. Tokių kūrėjų, kaip buvo Vydūnas, kuris kūrė mintis, kurios statė pagrindą tiek mokslui, tiek ideologijai, tiek vertybėm. Aš šiandieną, turėdamas didelę garbę ir progą kalbėti įvairiose mokymo įstaigose, visiems dėstytojams, mokytojams, profesoriams, habilituotams daktarams sakiau ir linkėjau, ne tik žinios yra svarbu išauginti jaunąją kartą, kuri turėtų fundamentales, pagrindinės žmogiškas savybės. Tai linkiu, kad šį gražų vakarą, lietingą klaipėdietišką vakarą, būtų jums pakili nuotaika, kad jūs išgirstumėt dar daug pasisakymų ir daug gilių minčių apie Vydūną, apie tai, kaip jis matė pasaulį, kaip jis matė žmoniją ir ypatingai apie tai, kaip jis matė Lietuvą. Gražaus visiems vakaro, ačiū dar sykį organizatoriams, iniciatyvų autoriams ir geros nuotaikos ir prasmingo laiko. Dabar sveikinimo žodį tars Klaipėdos universiteto rektorius, profesorius Artūras Razbadauskas. Prašau. Sveiki visi vidurniečiai, gerbiamas merė, gerbiamas Seimo nary, režisieriai, Žemynos gimnazijos direktorė, buvusi direktorė, dabartinis direktorius ir visi mokytojai ir moksleiviai, kurie susirenkam jau ne 1 kartą. Bet ši diena yra išskirtinė. Mero kalboje jau buvo užsiminta apie tai, rugsėjo 1 diena ir ta tradicija, kuri gimsta. 1 diena tokia šiek tiek lietinga, bet tai turbūt gera. Turbūt, kad lietus, tai mes laukiame to lietaus, kai kurios valstybės nesulaukia, o dega, tai neduok Dieve to mūsų
valstybei, o lietus labai gerai. Tai rodo derlių, tai būsima į ateitį. Ir aš tikiu tuo, tvirtai tikiu, kad Vydūnas prigis ir rugsėjo 1 bus Vydūno pagerbimo, Vydūno paminklo, kaip mes turime sausio 1 Kristijono Donelaičio rankose. Tai čia tai jau iniciatyvinė grupė yra pradžia, kur mes, manau, kiekvieną rugsėjo 1 galėsime susirinkti, apsikabinti apie paminklą, kuris iš tikrųjų yra labai svarbus Klaipėdos mažajai Lietuvai. Tai jaunimui linkiu išgirsti, skaityti, va šiandien ką tik tai Seimo narys Dainius Kepenis į YouTube įdėjo visą Vydūno sveikata jaunumas grožia, yra skaitoma, nebereikia pačiam skaityti, o gali klausytis. Tai jau yra gerai, nes šiais laikais turbūt kartais ir to noro paskaityti mažiau yra, bet klausytis galim. Turim ausines, jaunimas mėgsta ir galim klausytis. Tai šiandien linkiu gražios šventės, svarbių, kūrybingų, prasidedančių naujųjų mokslo metų, kad visi sėkmingai juos įgyvendintumėte, tuos tikslus, kuriuos įsikėlėte. Dėkoju dar kartą Seimo nariui Dainiui Kepeniui už tą iniciatyvą, režisieriam Dominikui Malajevui, kuris su jaunimu puikiai dirba, ir Vydūno pagerbimo komandai iš Žemynos gimnazijos, Klaipėdos universiteto Žemynos gimnazijos. Kaip užsiminė gerbiamas rektorius profesorius Artūras Rabadauskas, taip, tai yra pradžia naujos tradicijos – apkabinti Vydūną, pagerbti Vydūną, skaityti Vydūną, dainuoti jo dainas ir prisiminti jį. O dabar gerbiamas Seimo narį Dainių Kepenį, šios idėjos taip pat aktyvų entuziastą, Vydūno pagerbimo, vidunistikos propagavimo, kviečiu tarti žodį. Prašau. Mėly bičiuliai, tikrai sveikinu visus šiandien su mokslo ir žinių diena ir linkiu sveiko, energingo, išmintingo, gražaus gyvenimo visiems, tie, kurie mokosi ir tie, kurie moko. Šiandien visi girdėjome universitete, kai buvo palinkėta visiems tapti išmintingais, nes tam yra universitetai, kad išleistų iš ten išmintingus valstybės kūrėjus. Bet jeigu mes dabar šnekame apie Vydūną, tai Vydūnas Lietuvoje buvo pats didžiausias išminčius. Eschylas apie išminčius sakė, kad išminčius ne tas, kuris daug žino, o kurio žinios padeda keisti gyvenimą ir duoda naudą žmonėms. O nuo savęs pridėčiau ne tik savo, ne tik tai šeimai, bendruomeniai, miestui, valstybei, pasauliai, bet visai visatai. Toks buvo Vydūnas ir apie tai jisai kalbėjo. Ir mes dabar šiandien, ieškodami žmogaus, paskui kurį būtų galima eiti, kurio būtų galima sekti į sveiką Lietuvą, nieko geresnio neradome. Ir todėl būrys žmonių, kurie visoje Lietuvoje, jų dabar Klaipėdoje galbūt dar ne visi čia, vienas kitas tik tai, bet visoje Lietuvoje mes šiandien startuojame į labai rimtą 12 metų žygį į sveiką Lietuvą Vydūno keliu. Galbūt čia per stipriai skamba, galbūt čia kai kam atrodo, kad mes čia ne per daug užsimojam. Ne, mes per ilgai laukime, kol kažkas tai tą padarys. Ir tie žmonės, kurie seka paskui Vydūną, šiandien startuoja. Ir kodėl 12 metų? Todėl, kad šiemet pirmokai atėjo į 1 klasę, nuo jų pradėkime. Kad po 12 metų, kai išeis jie abiturientai, jau nebe tik tai 7 bus sveiki iš 100, kaip kad dabar yra. 7 matuojame, tik 700 sveiki. Kad po 12 metų absoliuti dauguma mūsų abiturientų būtų sveiki. Ir ne taip kaip dabar, tai 1 iš 3 tinka karo tarnybai. Kiti nebetinka jau kažkodėl. Kad visi būtų tėvynės gynėjai, kūrėjai ir tie žmonės, kurie sektų paskui Vydūną. Ką mes padarėme tam, kad tai būtų visiems aišku ir suprantama. Bet jūs visi dabar šiandien gavote dovaną. Ir čia, kurie salėje, ir visi tie visoje Lietuvoje, kurie mus dabar girdi ir mato. Mūsų dabar mato visa Lietuva, kurie įeina Facebook'e transliaciją tiesioginę, visi gavote dovaną. Bet jeigu dabar paimtumėt savo telefoną ir Google'e, matote kokios technologijos, Google'e parašytumėt Vydūno šviesa, iš karto 5,5 valandos klausytumėtės Vydūno knygos Sveikata, jaunumas, grožė.
O dabar galite jau klausytis, visi, kurie mane matote ir girdite, galite tą knygą, jūs jau gavote ją dovanų. Ir jeigu jūs tą knygą gerai skaitysite, patys kartu su savo šeimos nariais, su savo vaikais, tai tikrai suprasite, kad nieko nėra labiau sveiko, kaip kasdien judėti, kasdien nebijoti atsigerti vandens, kasdien nepersivalgyti, kasdien šypsotis, kasdien viens kitam gerą daryti, nepykti, nepajudėti, nekerštauti, bet pradėti visai kitą erą. Dabar mes gyvename įtampoje, vėl mus gąsdina čia nauja pandemija. Dabar nevadinsiu tų žmonių, kaip jie vadinasi, bet tai yra katastrofa, kai taip vyksta, todėl kad jie ignoruoja tai, ką Vydūnas labiausiai propagavo, imunitetą, natūralų, sveiką, kurį Dievas davė žmogui, kurį galima kasdien turėti, kai gyveni sveikai. Dabargi mums tik tai viena rūšis, specifinė. Tai mes, Vydūno pasekėjai, manome, kad tik tai tikras natūralus imunitetas yra pats svarbiausias ir nebaisu tada jokios epidemijos. Mes visi, bet čia daugybė žmonių, kurie rūpinosi imunitetu, šiandien jį turi ir nebijo. O tie, kurie bijo, tai eikite, sakykite paskui Vydūnai, jūs nebijosite. Aš šiandien kalbu ne kaip Seimo narys su jumis. Aš kalbu kaip sveikuolis, kaip Vydūno draugijos garbės narys, kaip Olimpinio komiteto garbės narys, kaip Sveikuolių sąjungos garbės prezidentas. Bet šitos trys organizacijos kartu su Klaipėdos universitetu šiandien startavo į žygį į sveiką Lietuvą Vydūno keliu. Aš sveikinu visus, kurie tą žygį pradėjo. Aš visiems linkiu kantrybės, nes jos mums reikės labai daug. 12 metų. Su tais pirmokėliais, kurie šiandien atėjo, mes eisime iki 12 klasės. Ir aš neabejoju, kai mes visi po 12 metų susitiksime su abiturientais, kurie išeis po 12 metų, tai tikrai turėsime ko pasidžiaugti. O dabar visiems linkiu uoliai sveikti, būti visiems kartu ir nieko nebijoti. Sveikime uoliai, būkim sveiki kartu su Vydūnu. Ačiū. Dėkojame Seimo nariui Dainiui Kepeniui, o dabar sveikinimo žodį tarp Klaipėdos universiteto Žemynos gimnazijos mokytoja, gerbiama Rita Podalinkienė. Prašau. Labadiena visiems Vydūno mylėtojams. Smagu matyti ne tik tai jūs visus, bet ir savo mokinius. Ir klausimas, kurį užduodu labai dažnai ir savo mokiniams. Koks yra pats svarbiausias ir pats didžiausias valstybės turtas? Ir atsakymą jie žino. Tai yra vaikai. Ir aš manau, ne veltui šiandieną rugsėjo 1 dieną mes kalbam apie Vydūną ir tai galbūt taps ir tradicija, ir simboliška. Todėl, kad labai didelę dalį savo gyvenimo jis paskyrė apmąstymams apie vaikus, apie naująją kartą, nes tai yra ateitis ir viltis, kad gyvenimas bus gražesnis ir geresnis. Sėkmės jums visiems. Ačiū. Dabar kviečiu skaitovą režisierių Domininką Malaivą paskaityti ištrauką iš Vydūno kūrybos. Prašau. Yra gražus būdas varpais žmonės šaukti į darbą. Varpų balsai taip potraukiami žmonės vadinant į dievnamį. Oro sparnais balsai nusileidžia į žmonių širdis. Čia jie ir apsako, iš kur jie pareina, ar juos girdėtai, ar tik skaitytai. Širdyje ir sieloje atsigarsi jų kilmės garsas, pasidaro neapsakomai malonu. Norisi eiti ten, kur jie vadina, eini. Ir po kiekvieno žingsnio suskamba vis garsiau. Ir visas gyvenimas skaidresnė šviesa apsilieja. Štai ir beklopi prieš dangų esybę. Ji nieko netardama tau deda ranką ant galvos ir taria. Tavo siela yra varpas. Tavo siela yra varpas. Tavo siela yra varpas ir skamba. Nežino ar verkti, ar juoktis, palaima begalinė. Tavo siela gieda palaiminimą. Tasai meilės sparnais nusileidžia į žmonių širdis. Žmonės girdi žodžius, supranta juos. Nežino, kodėl taip stebėtinai širdį atsigarsi
nežino, nes tas skambėjimas pareina nuo anos dangų esybės. Ji nieko netardama tau deda ranką ant galvos ir taria, todėl tavo siela ir skamba tų dėliai, kuriuos myliu, esmi jų brolis. Galbūt tūlas ir neišgirs to balso, bet nors numanys, jog tose žodžiuose yra kvapas, mielas, gaivinas, o kad visi varpus išgirstų ir kiltų į dievnamį, iš kur varpų balsai pareina. Palaiminti būtų visi ir visa jiems būtų žinoma. Šitaip tokiais žodžiais Vydūnas savo vienoje garsiausioje misterijų dramų Jūrų varpai kvietė žmonės išgirsti tą slėpiningą jūrų varpų skambėjimą, kurį žmogus gali išgirsti kiekvienas. O išgirdus jį, žmogus gali kilti į aukštesnį sąmoningumą, į tauresnį žmoniškumo užtekėjimą. Ir iš tiesų, kas yra Vydūnas ir kas yra jo palikimas? Mano supratimu, kad Vydūnas tai yra žvilgsnis į žmogaus sielą, žvilgsnis į žmogaus sielos šviesą. Ir be abejo, einant savo gyvenimo keliu, neretai ant to kelio puola šešėliai, neišvengiamai. O kas tie yra šešėliai? Tai mano supratimu įvairiausi geiduliai, troškimai, aistros, kančios, sielvartas. Jeigu žmogus per daug susikoncentravęs į negatyvų gyvenimo būvį, jis nepajėgus išgirsti tų jūrų varpų. Tai šią tokią simbolinę progą susitikus visiems kartu draugiškai prie Vydūno paminklo, o dabar štai čia šventnamyje, norėtųsi palinkėti kiekvienam, kad tiesiog koncentruokime į tos teigiamus dalykus, nebūkime susikoncentravę į sielvartą, į pilkumą, o pamatykime tai, bet žiūrėkime kaip įmanoma optimistiškiau, nes Vydūno visa kūryba ir jo palikimas būtent ir mokė mus, kad žiūrėkime savo dvasios ir sielos turtų. Ir įžengiau pro langą, pasilgėms vadino. Įvest žadėjo į šventyklą, tad juo sekiau. Betgi dabar, kur vėl esu, aplink vien painus tamsus tankumynai ir draiko vien rūkus po tamsią plynę. Nuleidusi sparnus, sustojo siela, nebelėkė tolyn, o laukia nieko nesulaukdama ir veik pati taip negyva, kaip ši šalis visa. Kodėlgi nepasilikau kur buvęs, be sunkenybių gyvenau, kokį nerims širdis, kai viskas rodos taip ramu? Argi iš tikro dirbau ant svetimos dirvos ir dagą svetimiems rinkau apleisdamas savuosius? Argi gyvybės būčiau pasiilgęs kaip koks želmuo, kuris beaugdams svarst ir nyksta, lyg neturėdamas tikrų šaknų? Ar svetimi visi draugai? Kad nepaliaudama širdis vis ieško, toli savųjų, oi toli, kaip ir ant kito jūrų kranto, kur bus tėvynė protėvių, kur bus amžina ramybės romuva. Betgi paklusdam širdžiai, aš vis atsiduriu ten, kur šitie rūkai, kur šitos plynės tamsuma. Ir grįžčiau, jei nelyg liepsnelė, sušvitusi širdį, tikėti liepinti, jog man dar sielos akys atsivers. Staiga, kaip žaib sušvinta, gyvybės amžių slėpinius išvys. Bet kaip gaila, neatsiveria, nepraregiu, pasilieku koks buvęs, aklas. Tuštumą te matau ir negyvumą, o kur pilnybė rodėsi, čia tamsius miegvargų bedugnis. Ir kur gyvybė jau ranka lygmojo, čia šmėkšo tik šešėliai ir balsta griaučiai negyvųjų. Kodėl pasilgime, kodėl tu šičion atvedi mane,
Ar kad rimuodamas širdies jausmus suteikčiau nudžiūvusiam stuobriui, ar kad sukelčiau negyvybėn gyvybės atgarsį, o tamsumoj sužadinčiau atsispindėjimą šviesybės, kuri yra lyg pati palaima, kuri yra lyg pasilgimas pats šviesasis. Dabar kviečiu Klaipėdos universiteto profesorių Algimantą Kirkutį. Jo pranešimas bus Ateities Lietuva Vydūno šviesoje. Ateities Lietuva, kaip čia pasakė mokytoja, tai yra vaikai, tai yra jaunimas. Ir Jonas manęs paprašė, kad sakė, pasakyk tu jiems čia kažką tokio ypatingo, kaip čia, kad jie visi suprastų ir kas čia būtų. Ir aš taip galvoju, kaip čia padaryti, kaip apie labai rimtus dalykus paprastai pašnekėti. Čia buvo pakalbėta apie tai, kad Vydūnas mirdamas pasakė, kad jį laikytų humanizmo pareiškėjų. O ar jūs susimastėt, kas tai yra humanizmas? Ką tai reiškia? Humanizmas žmogiškumas. Kas tai yra žmogus? Aš kai mokiausi tarybiniai mokykloje, paskui tarybiniam universitete, tai man visą laiką mokytojai dėstytojai sakydavo, kad beždžionė padarė žmogumi darbas. Bet paskui pagalvojau, kad tai nėra tiesa. Iš tikrųjų, arklys dirba visą gyvenimą, nuo gimimo iki mirties, bet jis žmogumi netapo. Tai nedarbas padaro žmogų iš gyvulio, bet visai kiti dalykai. Darbas, žinoma, svarbu, tai įrankis, einant pažinimo keliu ir visą kitą, reikia išmokti dirbti ir visą kitą. Bet Vydūnas labai aiškiai pasakė, kas padarė žmogų iš gyvūno. Pasakė, sąmoningumas. Sąmoningumas, susiorientavimas laikė ir erdvėje. Tik žmogus gali suprasti laiką ir gali suprasti erdvę, kuris yra. Iš esmės, sąmoningumas tai yra 3 kūrėjo dovanos, kurios buvo įskiepytos beždžionei. Tai pirmoji dovana tai yra toks empirinis pasaulio pažinimas per jusles, per jausmus. Per lietimą, girdėjimą, regėjimą, skonį ir girdėjimą. 5 jausmai. Per tuos jausmus žmogus gauna visą informaciją ir ją pradeda valdyti. Antra dovana tai yra mąstymas. Analitinis mąstymas. Žmogus galėjo tada tą, ką informaciją gavo, apmąstyti, padaryti išvadas ir padaryti sprendimus. Iš esmės tai yra mokslas. Pirmas – žinios, mokslas. Ir 3 dovana yra pati svarbiausia, apie kurią mes mažiausiai šnekam. Tai yra tų žinių perdavimas. Nes vienas žmogus, kuris kažką suprato, jis jau sufiksavo. Toliau kitas žmogus vėl kažką tai suprato. Ir mes visą laiką, jau beveik 2 milijonus metų, kol žmogus iš beždžionės pavirto, visą laiką tos žinios yra kaupiamos. Tas žmogiškumas auga dėl to, kad žinios yra perduodamos. Tai dabar mes kaip tik ir švenčiam šventę žinių, mokslo ir studijų. Tai va 3 dalykai, kurie yra baziniai sąmoningumo dalykai, kurie yra humanizmo pagrindas. Tai visa tai padaro žmogų žmogumi. Ir vaikas visą gyvenimą eina tuo keliu. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Klaipėdos universitetas tai yra universų ir Žemynos mokykla,
pradeda aiškiai žmogui vesti žmogų vidūno keliu, pačiu svarbiausiu keliu. Į žinias, mokslinį pažinimą ir studijas. Tai va šiandien yra ypatinga diena. Žinių, mokslo ir studijų. Tai aš kažkaip jau Klaipėdos universitete jau 25 metai. Greitai bus, kaip mes vis Vidūno vardą prisimenam, apie Vidūną kalbam, visą laiką būdavo renginiai į sveiką gyvenseną skaidrę būti Vidūno keliu, dabar va šitas renginių serija, kuri labai svarbi Vidūnos tautai ir valstybei. Ir visą laiką mes rinkdavomės kiekvienais metais. Ir man visą laiką akis krisda toks paradoksas. Reiškia, į tuos mūsų renginius daugiausiai renkasi pensininkai. Seni žmonės, kurie jau turi patirtį, turi sąmoningumą ir visą kitą, ir visą laiką nėra jaunimo. Tų žmonių, kuriems studentų visą laiką nėra, mes su rektoriumi pašnekam, kaip tos studentus pakelt, kuriems daugiausia reikia to supratimo, tų jausmų, tos dvasinios šilumos, kaip Dominikas skaitė, tiesiog man šurpas per nugarą ėjo. Taip labai gražiai perteikė tą visą Vidūno visą dramatizmą, tą visą šilumą, kurios mums būtent dabar daugiausiai reikia. Ir daugiausiai reikia vaikam, nes vaikai yra ateitis. Jūs tą Lietuvą kursit, mes ją paliksim ir jūs toliau eisit. Kokiu keliu eisit, ar Vidūno keliu, ar pinigų, melo ir apgaulės keliu, jūs patys rinksitės. Tai mokykla, universitetas, tai ir yra Vidūno šventovė, nebereiklame šiandien šventovė. Mokslo, studijų ir žinių šventovė. Mes, šiandien gal šitaip Dievas ir padarė specialiai. Tai orą, reiškia, pakeitė, kad mes ateitumėm į bažnyčią ir visi persižegnotumėm ir eitumėm Vidūno keliu. Tai universiteto pagrindinė misija ir vizija tai ir yra skleisti žmogiškumą. Skleisti žinias, mokslinį, analitinį mąstymą ir perduoti, studijuoti. Tai aš nežinau, ką galim daugiau pasakyti. Iš tikrųjų, aš šitą, ką aš jau pašnekėjau, surašiau į Facebooką. Ir sakau, jaunimui tai būtinai reikia arba Facebookas, arba YouTube'as, arba TikTokas, būtinai turi būti. Tai jeigu norit tas, ką aš šneku, ten biškai gal pačiau parašyti, Facebooką atsidarykit ir parašykit, kas yra bendro tarp beždžionės, arklio ir žmogaus ir rugsėjo 1. Tai net čia yra senovė kiniečių išmintis, kad beždžionė atsisėdo ant arklio tik dėl to, kad jinai buvo sąmoninga. Ir taip aš jums visiems linkiu, kad visi pasisuktumėt į humanizmą, į gyvenimo prasmę, į gyvenimo ištakas. Ir universitetas tai yra ta šventovė, kurios reikia. Būkit sveiki, laimingi. O dabar jaunimo skaitimai. Jaunumas, naujumas, moksleivis. Atlieka Klaipėdos universiteto Žemynos gimnazijos moksleiviai. Mūsų žodis naujas yra tik apverstas žodis jaunas. Mūsų kalbos dvasia tai padarė, kad išreikštų kokia turėtų būti jaunumo prasmė. Paprasti žmonės jaunų vadina, kas gimsta, ar atsiranda ir auga taip, kad jį gali regėti akimis. Be abejonės, toks jaunumas yra ir naujumas. Tik tuo nėra parodoma, kad tas naujumas įnešamas į gyvenimą ir čia tvirtinamas. Jaunas žmogus ateina iš tų, kurie buvo, todėl jie ir nešasi praeities požymis. Bet šios požymis yra persukti kas naujo. Taip turėtų būti. Tada žmonija žengtų tolyn. Kiekviena jauna karta iš stebininkų kūrybos gelmių atsineštų naują žmoniškumo spalvą. Nauja tai reiškia aiškesnė ir ryškesnė. Bet tai yra ne visada. Tai yra labai retai. Paprastai jaunas žmogus į gyvenimą neįneša nieko naujo. Visą savo jaunumą naudoja, kad palaikytų tą tai, kas sena. Tai reiškia, kas vysta, džiūsta ir miršta. Tai gerai supraskime, nemanykit, kad kiekvienas jaunas žmogus būtinai turėtų nešti gyvenimą, kas yra kažkas kita negu tai, kas buvo, kad jo atnašos būtų originalios. Ne taip manytina, neieškokite originalumo, kuris siekia jo ieškoti, tas jo niekuomet neras.
Jaunas žmogus į žmonių gyvenimą turėtų įnešti naujo gaivumo. O tas gaivumas gali būti ne koks nors nuostabumas, o gaivumas žmoniškai esmė. Jaunas žmogus yra paveikus visokiems įtikinimams. Kas nors pasako, ką jausmingų būdu, o jaunas žmogus tu jau nori tai vykdyti, tuo gyventi. Bet ne tai yra žmogaus vertė ir ne tam žmogus yra jaunas. O ką kai kurie daro? Pagauti kokias nors nuomonės. Ją to jau vykdo, o nenumano, kad elgesi ne taip, kaip jie, jauni žmonės, yra pašaukti, bet kaip kokie vergai, kurie to jau sukrunta, kai jiems liepiama, įsakoma. O jauni žmonės neturėtų būti vergai. Jie turėtų siekti viešpatavimo. Ne to viešpatavimo, kuris kitus padaro jų įrankiais, jų vergais. Kuris tikrai jaunas, tas juk be galo turtingas. Tik jam reikia suprasti savo vidinės gelmės šventvietę, viešpatavimo savo vidinėms jėgoms tikslą ir jis numanys, koks jis turtingas, koks jis galingas ir koks jis dosnus. Jauni žmonės turi būti ir nauji. Jie turi į gyvenimą įnešti naujumo. O šis naujumas turi būti aukštesnis, grynesnis, žmoniškesnis. Nors visi kiti būtų niekšai, nedorėliai, kitų skriaudėjai. Jaunuolis turi būti kitoks. Visam tam blogiui prieštaraudamas, jis turi išreikšti savo naujumą, viltingumą, aukštesnį žmoniškumą. Nebūkime vergai, nebūkime seni, būkime savo asmenybės, savo gyvenimo skritulio viešpačiai. Jo amžiaus prasmė, rodos, yra labai aiški ir visiškai skiriasi nuo suaugusiųjų amžiaus prasmės. Žmonės sako, jog moksleivis turės pasiruošti gyvenimui, kad taptų tinkamas spręsti būsimus uždavinius. O suaugęs žmogus einas gyvenimo pareigas. Tačiau nuo pačių seniausių laikų išminčiai sako, kad visas žmogaus amžius esąs mokykla, kad visą amžių reikia mokytis, o rimti žmonės dargi pripažįsta, kad tobulai spręsti gyvenimo uždavinius jie vis dar nėra tinkami. Iš tikrųjų, kiekvienas žmogus visą amžių turėtų stengtis nuolat mokytis. Niekas nėra tobulas baigęs mokslus, kaip paprastai sakoma. Ir turbūt tikrai ne vienas yra nustebęs, kaip mažai gyvenimą supranta net visokių mokslų pasiekę žmonės. Vis dėlto, nėra daug tokių, kurie nori mokytis visą amžių. Žmonės nemato tam reikalų. Dauguma jų sudaro tokie, apie kuriuos vienas mokytojas yra sakęs. Menkiausia proto yra tasai, kuris nenumano, kiek mažai te supranta. Dėl visų tų priežasčių yra labai svarbu, kad žmonės suprastų, kam jie pasaulyje gyvena. Toks supratimas moksleivio gyvenimui suteiktų visai kitokį turinį ir kitokią vertę. Dažniausiai sakoma, jog moksleivis turi įskaupti žinias. Tokiu būdu jį žiūrime kaip į indą, į kurį daug supilama. Taip žiūrint, visas žmogaus svarbumas panašus į jo galvoje sukrautą žinias. Jeigu žinios yra geros, tikros, tai ir žmogus vertingas, o jeigu jo žinios niekai, tai ir žmogus nieko vertas. Dažnai teko girdėti garsius žmonės sakant, jog didelė dalis to, ką mokykla jiems teikė, gyvenime buvo be naudos, o dažnai net kliudymas. Kai kurie mokslininkai yra pasakę, jog kol mokslo žinios iš mokslininkų kabinetų patenka į mokyklų vadovėlius, jos jau būna pasenusios. Mat, visi mokslo tvirtinimai yra tyriami, ar jie atitinka tikrovę. Dažnai yra taip, kad aukščiausia išmintimi laikoma, kas po tam tikro laiko, kartais vadinama prietarais. Ir priešingai, kas seniau vadinta prietarais, šiandien pripažįstama gilia išmintimi. Kaip tad moksleiviai galėtų spręsti, kas yra tiesa? Jie iš prigimties prieštarauja labiau subrendusiai išminčiai. Atitinkamai elgiasi ir visi menkai supratingi žmonės. Todėl užsispyrę, mielai laiko tiesą tai, kas mažiausiai turi tikrumo. Natūraliu protu jie dar nemoka atskirti, kur yra kažkiek šviesos, o kur vien tamsa. Pagaliau, žinios ne visados turi lemiamą reikšmę. Gyvenimas ir jo patyrimas neretai apverčia žinias. Žinių apie kilnius žmonės kartais savo mokiniams pateikia ir mokytojai.
Bet tokios žinios nedaug te reiškia ir greitai nusmelkiamos kitų, tad patiems moksleiviams reikia stengtis būti garbingesniems, pagaliau būti esmingesniems. Tam pradžia bus padaryta, kaip jau dažnai rašyta, jeigu vis teisybę sakysime arba tylėsime, jeigu ištiesėsime, ką pažadėję, tada labai svarbu vengti visko, kas nešvaru ir nedora. Saugotis nešvarių jausmų, geidulių, tai išties pasiseks, jeigu draugausime su kilniu žmogumi arba aukštos išminties raštais. Tai galėdamas, žmogus lyg atveria vartus aukščiausioms kūryboms galioms ir jomis jis neša į gyvenimą tikrąsias žmoniškumo vertybės. Jis būna patvarus, teisus, geros valios, išmintingas, drąsus ir tarnauja savo tautai ne kaip vergas, o kaip viešpats, kuris yra turtingas ir gali kitiems daug teikti. Klaipėdos Karalienės Luizos jaunimo centro gitaros studijos vadovė Nina Cibetienė gitaristams už šitą muzikinę improvizaciją, kūrinį. O dabar renginio pabaigai kviečiu operos solistę Viktoriją Stanelę sugiedoti Mažosios Lietuvos liaudies dainą Strazdė, strazdelė. Strazdė, strazdelė, dailas paukštelė, nešokinėk per kelią. Turiu flintelę, užgintą vatą, sidabrėlių liuodo. Kartelį šoviau, plunksnos dulkėjo, giržė sudrebė. Antrą, kai šoviau, jau nebekėlė, giržė užtelė. Oi, užkit gauskit, girios medačiai, maži mano brolyč. Oi, užaugs mano brolyčiai, iškirs girios medačiai.
pačią savo mylimiausią, nors esu ne Klaipėdos krašto atstovė, esu iš Dzūkijos. Bet kadangi darau iš širdies, tai labai norėčiau padovanoti dar vieną, kuri mano pati mylimiausia yra. Шамано